Taip 1983-aisiais elektroninės muzikos legenda laikoma grupė Kraftwerk apdainavo Tour de France, 3 savaitės trunkančias prestižinės daugiadienės dviračių lenktynes, kurių metu nuvažiuojama daugiau nei 3000 km. Šiemet šių varžybų etape triumfavo lietuvis, Klaipėdos universiteto studentas Ramūnas Navardauskas. Sportininkas universitete ne tik remta mokslus, bet ir radęs laisvo laiko bendrauja su studentais. Jo teigimu, dviračių sporte svarbi taktika ir darbas komandoje. Vis tiek profesionalus sportas jau yra labai mažas skirtumas nuo vieno dalyvio iki kito ir kuris tą liniją peržengs pirmas, tai priklauso nuo pozicijos, priklauso nuo pasiruošimo, nuo kaip komanda gali kartu sudirbti ir tikrai būna, kad taktiškas kartais laimi, ten, tarkim, atvažiuoja 5 komandos ir iš tų 5 komandų kiekvienas turi po sprinterį ir reikia tą sprinterį išvežti taip, kad jisai laimėtų. Tai tiesiog, kuri komanda sudirbo taktiškiau, kuri dirbo kartu ilgiau ir kurie žino trasą gal netgi detaliau ir ta komanda ir laimi. Dažnai dviračių varžybų rezultatai paaiškėja tik atidžiai peržiūrėjus finišo kirtimo nuotrauką, juk neretam dviratininkui iki pergalės pritrūksta tik sprindžio ar centimetro, sako Ramūnas Navardauskas. Studentams sportininkas dalino patarimus ir ragino tobulėti, tačiau pripažino, jog šiame sporte paradoksaliai bene sunkiausia yra palaikyti fizinę formą. Sunkiausias turbūt momentas ir yra, kai tu esi varžybose, reikia ne tik būti stipriausiam, bet dar ir išmastyti, kaip apgauti tą savo varžovą ir jį išvarginti labiau negu tu ir pačioj pabaigoje pravažiuoti tą liniją pirmam, nes juk tas ir skaičiuojasi. Susitikimo metu Ramūnas Navardauskas sulaukė gausybės studentų klausimų, nuo treniravimosi subtilybių iki valgymo įpročių ar gyvenimo būdo. Sportininkas ne tik atsakė į klausimus, bet ir rodė filmuotus vaizdus iš paskutinių Tour de France varžybų.